Tiems, kurie nežino, pasaulyje yra daugybė paslapčių, kurių iki šiol mokslininkai negali iki galo paaiškinti. O tarp visų pasaulio šalių, Kinija tikrai yra viena iš tų, kurioje gausu keistų paslapčių. Kodėl taip sakau? Nes iki šiol šioje šalyje vis dar atrandama įvairių nepaaiškinamų reiškinių. Pavyzdžiui, Kinijoje buvo rasta milžiniškų metalinių vamzdžių, kurie atrodo yra senesni už laikus, kai dar nebuvo išrastas plienas. Be to, pas juos buvo atrastos ir paslėptos piramidės, kurios prieštarauja jų istorijai. Ir dar buvo rastas senovinio miesto griuvėsių, kurie nustebino daugelį. O dar labiau stebina tai, kad jie taip pat rado labai plačią urvų sistemą, kuri atrodo buvo sukurta žmogaus rankomis. Ir tai tik keletas iš keistų Kinijos paslapčių. Šiame vaizdo įraše mes dar giliau pažvelgsime į kai kurias paslaptingiausias ir didžiausias senovinės Kinijos struktūras, kurios iki šiol kelia klausimų ir mįslių ekspertams. Bet prieš mums pradedant, nepamirškite pamėgti šio vaizdo įrašo. Tai labai svarbu mums, turinio kūrėjams. Labai ačiū ir dabar pradėkime. O mūsų pirmoji vieta yra Dalongju urvai. Iki 1992 metų mažas Xi'an Beikun kaimelis Džedziango provincijoje Kinijoje turėjo ypatingą vaizdą, kuris jau seniai buvo jų gyvenimo dalis. Ten buvo galima pamatyti keletą didelių kvadratinių ežerų, kurie visada buvo pilni vandens. Ir nesvarbu koks metų laikas, jie niekada neišdžiūdavo. Dėl to vietiniai šios ežerus vadino bedugniais tvenkiniais arba ežerais, kurie atrodo neturi dugno. Be to, juose buvo ir žuvų, todėl žvejai dažnai ten lankydavosi. Nepaisant to, 1992 metų vasarą įvykęs incidentas atvėrė vieną didžiausių šiuolaikinės archeologijos paslapčių. Vienas gyventojas pagavo labai didelę žuvį iš vieno iš ežerų, kuris svėrė daugiau nei 30 svarų. Dėl šio neįprasto laimikio žmonės vietovėje tapo dar smalsesni. Jie nusprendė išsiaiškinti, kokiogi iš tikrųjų gylio yra ežeras. Todėl jie nusprendė išsiurbti vandenį lauk. Per 5 dienas nuolatinio siurbimo vandens lygis pamažu ėmė kristi. Ir ten jie pamatė tai, ko visai nesitikėjo. Jie aptiko akmeninius laiptus, vedančius žemyn į ežero dugną. Atrodė, kad giliai po vandeniu slypi paslėpta struktūra. Dėl to jie tęsė operaciją. Po 17 dienų nepertraukamo vandens siurbimo pagaliau išryškėjo stulbinanti tiesa. Tai nebuvo paprastas ežeras, o juo buvo milžiniškos urvos, aiškiai sukurtos žmogaus. Dėl to jie dar labiau nusausino kitus ežerus. Ir čia jie atrado dar 5 didelės urvas ir dar 19 mažesnių olų. Kiekviena pagrindinė urva yra nuo 18 iki 34 metrų pločio, į kurios jų siekia net 20 metrų aukščio. Čia taip pat galima pamatyti kolonas, kurios laiko lubas. Yra tvarkingas dizainas ir neįprastos formos, kurios atrodo kruopščiai suplanuotos. O dar labiau nustebo ekspertai, kai pamatė žymes ant sienų ir lubų. Matosi tūkstančiai kaltų žymių, kurios atrodo padarytos vienodai. Kai žinia pasklido po visą Kiniją, daugelis žmonių iš karto susidomėjo. Iš pradžių kai kurie sakė, kad galbūt urvai susiformavo natūraliai. Tačiau archeologams tyrinėjant šiuos urvus tapo aišku, kad tai nėra gamtos kūrinys. Jų dizainas yra pernelyg tvarkingas ir organizuotas. Tai taip pat skiriasi nuo įprastų senovinių kasyklų, karjerų ar apeiginių urvų rastų kitose šalies dalyse. Ir dar vienas keistas dalykas, kurį jie pastebėjo. Kiekvienas urvas turi tik vieną įėjimą. Šis įėjimas yra sujungtas su vertikaliu šachtu, kuriame į uolą iškalti laiptai. Per šį šachtą į vidų patenka lietaus vanduo iš paviršiaus. Taip pat yra sudėtinga drenažo kanalų ir duobių sistema, kuri veikia kaip vandens gaudyklės, skirtos kontroliuoti vandens srautą. Ir tai dar ne viskas. Urvai yra išsidėstę nuo pietų iki pietvakarių, dėl to į vidų patenka daugiau saulės šviesos. Net sienų kraštai nėra tiesiog statūs, jie yra šiek tiek pasvirę, kad sumažintų lubų laikomą svorį ir išvengtų griūties. Tai rodo, kad šiuos urvus kasę žmonės turėjo gilias inžinerinės žinias. Eksperto analizė rodo, kad urvai galėjo būti kasami iš viršaus į apačią. Ir jie po truputį šalino akmenį sluoksnis po sluoksnio, naudodami įvairaus dydžio kaltus. Iš tiesų vienoje iš urvų buvo rasta keletas senovinių kaltų. Ir čia viskas tapo dar paslaptingiau. Žymės ant sienų yra labai tolygios ir beveik vienodos, lyg tai būtų padaryta mašina, kai kurie tyrinėtojai netgi pastebėjo, kad tai panašu į raštus, kuriuos gali sukurti šiuolaikinė gręžimo įranga.
O kai palygini Longyų urvų žymes su šiuolaikinių mašinų paliekamais pėdsakais, panašumas stebina. Jos atrodo beveik identiškai. Dėl to kai kurie klausia, ar gali būti, kad žmonės, kurie tai sukūrė, naudojo pažangę technologiją. Iki šiol vis dar nėra aiškaus atsakymo, kas sukūrė Longyų urvus, kada tiksliai jie buvo padaryti ir kokia buvo tikroji viso projekto paskirtis. Archeologai tai tyrinėja jau kelis dešimtmečius, tačiau daugelis detalių vis dar išlieka paslaptimi. Iš tiesų yra labai mažai istorinių duomenų, kurie apie tai kalba. Yra vienas senovinis eilėraštis iš XIX amžiaus, kurį parašė Wu Yu, kuriame minimas ši vieta, tačiau jame nepaaiškinama, kaip ar kodėl buvo pastatytos šios olos. Nepaisant to, urvų grindyse taip pat buvo rasta glazūruotų molinių puodų. Remiantis tyrimais, jie datuojami vakarų Hanų dinastijos laikotarpiu, daugiau nei prieš 2000 metų. Tai rodo, kad pačios olos yra senesnės už rastus puodus. Ir jei visos olos buvo iškaltos rankomis, naudojant tik paprastus įrankius, tikėtina, kad projektui užbaigti būtų prireikę daugybės šimtmečių. Dėl didelio statinio masto, kai kurie ekspertai mano, kad šį projektą galėjo finansuoti imperatorius arba galinga valdžia. Tačiau jei taip ir buvo, kodėl apie tai beveik nėra jokios informacijos istorijoje? Ir dar viena iš didžiausių Longyų olų paslapčių yra žymės ant sienų. Tyrinėtojai pastebėjo, kad beveik visi raižiniai yra vienodi ir išdėstyti tiksliai 60 laipsnių kampu. Tai būtų labai sunku padaryti, jei būtų naudoti tik rankiniai įrankiai. Be to, remiantis skaičiavimais, norint sukurti visą urvų sistemą, reikėjo pašalinti milijonus kubinių metrų akmens. Smiltainis taip pat sveria maždaug 3 tonas kiekvienam kubiniam metrui, todėl iškasto akmens bendras svoris siekia milijonus tonų. Tačiau štai kas dar labiau stebina. Aplinkui nebuvo rasta nei vienos didelės akmenų krūvos. Nėra jokių buvusių darbininkų stovyklų pėdsakų. Nėra senovinių kaimų, kuriuose galėjo gyventi darbininkai. Nėra aiškių įrodymų, kur buvo išvežtas toks didžiulis kiekis iš urvų pašalinto akmens. Tokiam dideliam projektui turėjo likti bent kažkokių pėdsakų. Tačiau iki šiol visi tie įrodymai atrodo išnyko kaip į vandenį. Ir ne tik Longyų urvai slepia tokio pobūdžio paslaptį. Įvairiose Kinijos vietose taip pat yra kitų senovinių urvų ir požeminių struktūrų, kurios demonstruoja įspūdingą inžineriją. Dėl to klausimas tampa dar aktualesnis. Kiek iš tikrųjų buvo pažengusios kai kurios senovės civilizacijos, kurios kadaise gyveno šiame regione? Bėgant laikui atsirado daug teorijų. Kai kurie sako, kad tai buvo senovės karjeras. Kiti tiki, kad tai buvo požeminė saugykla. Taip pat yra manančių, kad tai galėjo būti vienuolių ar ypatingos bendruomenės vieta. Tačiau šiuo metu nėra pakankamai įrodymų, kad būtų galima patvirtinti ar visiškai paneigti kurią nors iš šių teorijų. Ir kaip Longyų urvai, kitas mūsų sąraše tikrai dar labiau tave nustebins. Kitas antroje vietoje – Jangšano karjeras. Už Nanzingo miesto Kinijoje yra senovinė vieta, kuri iki šiol kelia didelį galvosūkį istorikams ir inžinieriams. Tai Jangšano karjeras. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip paprastas senas karjeras ar akmenų gavybos vieta. Tačiau priėjus arčiau ir pamačius, kas čia liko, supranti, kad tai nepaprasta vieta. Šimtmečius čia buvo kasami akmenys naudoti dideliems pastatams ir paminklams Nanzinge. Tačiau čia buvo pastebėta kai kas neįprasto. Čia buvo rastas milžiniškas akmeninė stela, kuris buvo apleistas Jonglės imperatoriaus laikais 15 amžiaus pradžioje. 1405 metais Jonglės imperatorius įsakė pastatyti milžinišką paminklą Ming Xiaoling mauzoliejui, savo tėvo kapavietei. Planas buvo padalinti jį į 3 dalis. Pirmoji – didžiulis pagrindas. Antra – stelės korpusas. Trečia – jos viršus, kuriame turėjo būti drakono ornamentas. Kai ekspertai tai pamatė, jie suprato, kad yra didelė problema. Kaip perkelti tokį didžiulį akmenį iš Jangšano į Ming Xiaoling ir kaip jį tinkamai pastatyti? Galiausiai atsakymas tapo aiškus. Jie to negalėjo padaryti. Todėl projektas nebuvo įgyvendintas. Todėl projektas buvo paliktas. Ir iki šiol 3 milžiniškos jo dalys tebėra karjere. Stelės pagrindas buvo tiesiog per didelis. Jo ilgis 99,6 pėdos storis, 43 pėdos, o aukštis 52 pėdos. Apskaičiuota, kad jis sveria 16 250 metrinių tonų. Dėl to kai kurie jį laiko didžiausių žmogaus rankomis iškirstų akmenių. Kad suprastum, koks jis sunkus, įsivaizduok tai. Jis yra daugiau nei 13 kartų sunkesnis nei vienas iš didžiausių žinomų megalitinių blokų Baalbeke, Libane, kurio svoris yra apie 1200 tonų. Jei jis būtų pastatytas, jo aukštis siektų 162 pėdas.
Jo plotis yra 35 pėdos storis, 14 pėdų, o svoris 8799 tonos. Stelės viršus taip pat nėra paprasta. Jo aukštis yra 35 pėdos, plotis 67 pėdos, storis 28 pėdos, o svoris 6118 tonų. Dabar pagalvokime, net ir šiuo laikiniu laikotarpiu, naudojant kranus, sunkvežimius ir sunkią techniką, pajudinti 16 000 tonų bloką beveik neįmanoma. Todėl natūralu, kad žmonėms kyla klausimas. Ta žinojo senovės darbininkai tais laikais. Kokius metodus ar technologijas jie turėjo, kad galėtų bandyti pagaminti tokio dydžio akmenį? Tačiau ne tik nebaigtas stelas yra paslaptis Yangshan karjere. Aplink jį vis dar matomos aukštos ir lygios akmens sienos. Tai reiškia, kad milijonai tonų akmens jau buvo pašalinti dar seniai. Kas keista, tai neatrodo kaip įprastas karjero eksploatavimo metodas. Tai nėra tiesiog paprasta duobė ar atsitiktinis kalno pjovimas. Yra dalių, kurios yra labai tiesos, labai švarios ir atrodo, kad buvo kruopščiai suplanuotos. O po kai kuriais dideliais akmenimis yra kvadratinės skylės. Gali būti, kad jos buvo padarytos tam, kad būtų galima pakelti ar perkelti akmenį. Tačiau pjūvių tikslumas ir kai kurių paviršių lygumas rodo įgūdžius, kuriuos sunku paaiškinti, jei buvo naudoti tik paprasti įrankiai. Ant milžiniškų akmenų yra tiesių griovelių, tarsi juos būtų padaręs žmogus, labai gerai mokantis valdyti akmenį. Atrodo, jie žinojo, kaip formuoti kalną taip, lyg drožtų medį. Kai kurie taip pat sako, kad labai sena paviršiaus išvaizda gali būti ženklas, jog ši vieta yra senesnė nei įprastai manoma. Kitose komplekso dalyse uoloje iškaltos kvadratinės ertmės. Jų kampai beveik 90 laipsnių. Jei buvo naudoti tik bronziniai įrankiai, labai sunku įsivaizduoti, kaip jie galėjo padaryti tokius tikslius pjūvius. Kai kuriuose struktūrose taip pat yra keistų didelių išsikišimų arba kyšančių dalių, kurios dar labiau sustiprina šios vietos paslaptį. Ir kaip ir daugelis senovinių projektų, Yangshan karjerui taip pat priskiriama tamsi istorija. Pasak vietinės legendos, čia dirbę darbininkai turėjo kasdien iškasti nustatytą kiekį susmulkinto akmens. Sakoma, kad jei jie nepasiekdavo 33 šengų susmulkinto akmens normos, jiems grėsė bausmė. Yra net pasakojimų, kad kai kurie buvo nužudomi iš karto, jei nesugebėdavo įvykdyti normos. Dėl labai sunkaus darbo, ligų ir nuovargio daugelis žmonių ten mirė. Todėl viena netoliese esanti gyvenvietė buvo pavadinta Fentau, kas reiškia kapo kalva arba kapinių sąvartynas. Iki šiol tai tarsi tylus priminimas apie kainą, kurią sumokėjo žmonės dirbę karjere. Tačiau net jei yra pasakojimų apie darbininkus, vis dar lieka daug paslapčių. Ir klausimas, kaip jie galėjo perkelti šios akmenis? O jei akmenys buvo perkelti anksčiau, kaip jie tai padarė? Ir jei tada tai jau stebina, dar labiau nustebsi čia. Trečioje vietoje Huashano grotos. Jei Longyu urvai jau kelia didelę mįslę, pasirodo, jie nėra vieninteliai. 2000 metais vienas ūkininkas rinko medieną ant kalvos ir netyčia įkrito į milžinišką olą. Daugelį dešimtmečių vietiniai gyventojai naudojo tą patį kelią. Tačiau keista, kad nė vienas nebuvo atradęs šios didžiulės ertmės iki to nelaimingo atsitikimo. Kai pasklido žinia, ji iškart pasiekė kaimo vadovą ir vietos valdžią. Tada prasidėjo platesnis vietovės tyrimas. Ir tai, ką jie atrado, buvo ne tik viena ola. Gėlių kalvoje buvo paslėptos net 36 dirbtinės grotos, besitęsiančios beveik 5 kilometrus. Jos laikomos vienomis didžiausių senovinių požeminių struktūrų Kinijoje. Apskaičiuota, kad norint sukurti šias grotas buvo pašalinta ne mažiau kaip 100 000 tonų akmens. Tačiau kaip ir Longyu uolų atveju yra viena didelė problema. Nebuvo rasta jokių pašalintų akmenų sankaupų. Dar labiau stebina tai, kad netoli Huasiano yra dar viena vieta, kurioje taip pat yra 36 grotos beveik identiškai padarytos. Tai reiškia, kad gali būti daug daugiau tokių urvų sistemų, kurios vis dar paslėptos ir dar neatrastos. Šiuo metu tik 3 grotos yra atviros visuomeniai. Tai yra Duoji 24 ir 35 grotos. Dauguma jų vis dar nėra iki galo ištirtos. Duoji grota, dar žinoma kaip Huanshi urvas, turi labai didelę įėjimo salę. Jos ilgis siekia 140 metrų ir ji užima daugiau nei 1 akrą. Ji turi 2 lygius, tačiau apatinis lygis dar nėra visiškai iškastas. Pagrindinė salė tokia plati, kad, kaip sakoma, joje galėtų pravažiuoti automobilis. Tačiau skirtingai nei šiuolaikiniai tuneliai, kurių išdėstymas lygus ir suplanuotas, Chuanshi grota turi neįprastą struktūrą. Yra kambarių ir kolonų, kurių išdėstymas atrodo atsitiktinis. Tačiau net ir taip atrodant, aišku, kad tai nėra natūralu.
Viduje vis dar matosi įrankių žymės ant sienų. Yra skirtingų formų ir dydžių kolonų. Yra gilių baseinų, kuriuose visada yra vandens. Šis vanduo yra turtingas mineralais. Tačiau keista, kad čia nėra žuvų. Paprastai lubų aukštis siekia apie 4 metrus. Viduje visus metus taip pat vėsu. Temperatūra siekia tik apie 15 laipsnių Celsijaus. Todėl vasara tai tarsi natūrali slėptuvė nuo karščio. Viduje kartais galima pamatyti šaltą rūką, primenantį ploną debesį, kuris šliaužia urvo grindimis. Kasant antrąją grotą buvo rasta porcelianinių lėkščių gabalėlių ir keletas geležinių įrankių. Tačiau šie įrankiai buvo labai maži, beveik tokio dydžio kaip ryžių dubenėlis, todėl sunku patikėti, kad būtent jie buvo naudoti tokiams didžiuliams grotoms iškasti. Labiau tikėtina, kad kažkas atrado urvą vėlesnių laikotarpių, atsinešė įrankių ir naudojo šią vietą kaip poilsio ar atsiskyrimo vietą. Tačiau dar labiau stebina tai, kad antrojoje grotoje buvo rasta ir dinozaurų pėdsakų. Manoma, kad jie yra nuo 65 iki 120 milijonų metų senumo. Taip pat yra suakmenėjusios medienos fosilija, kurios amžius siekia apie 150 milijonų metų. O 35 grota, dar vadinama požeminiais rūmais, dar labiau pagilina paslaptį. Jo ilgis siekia 170 metrų, o plotas daugiau nei 3 akrus. Manoma, kad vien iš šios salos buvo pašalinta apie 50 000 kubinių metrų akmens. To pakaktų užpildyti 15 olimpinio dydžio baseinų. Viduje yra didelė salė, baseinai, kolonos ir įvairaus dydžio kambariai abiejose pusėse. Žemiausia jos dalis vadinama skaidraus vandens baseinu. Įdomu tai, kad šis baseinas yra 2 metrais žemiau nei netoliese esanti Sinano upė. Jei jis būtų sujungtas su upe, vandens lygis turėtų būti toks pat, bet taip nėra. Tai reiškia, kad vanduo urve gali turėti kitą šaltinį. Ir tai taip pat nėra paprastas vanduo, nes jame yra daug mineralų ir jo sudėtis skiriasi nuo upės gėlo vandens. Prie įėjimo yra 2 aukštų H formos akmeninė struktūra, kuri lankytojams suteikia puikų visos salos vaizdą. Jei pažvelgsite iš ten, pamatysite vietos dydį, neįprastą stulpų formą ir tarsi neįprastą atmosferą viduje. Lubos skiriasi lubų, sienų ir kolonų dizainas. Kai kurios dalys atrodo natūralios, o kitos aiškiai sukurtos žmogaus. Dėl apšvietimo viduje atrodo, lyg būtum patekęs į kitą pasaulį. Taip pat yra aukščio skirtumas siekiantis iki 20 metrų, todėl visa vieta atrodo dar keistesnė. 2 ir 35 grotos turi nuožulnes lubas, kurių kampas yra apie 45 laipsnius. Įspūdinga tai, kad šis kampas atitinka gėlių kalvos nuolydį. Tai reiškia, kad tie, kurie tai padarė, tiesiog nekasė atsitiktinai. Jie žinojo, kaip sekti kalno formą ir išlaikyti urvo vidų stabilų. Huasiano grotos yra gerai pastatytos ir turi gerą vėdinimą. Viduje beveik nėra aido, todėl kai kurie sako, kad ši vieta tinka meditacijai. Visose grotose galima pamatyti įvairių įrankių žymių. Atrodo, kad kūrėjai bandė įvairius įrankius, kai formavo akmenį. Kai kurios žymės lyginama su Longjau urvais, Yangshan karjeru, Balbeku, Petra ir net su urvų struktūromis Turkijoje. Dėl kai kurių raštų panašumo, kai kurie tiki, kad galbūt šiose vietose buvo naudotos tos pačios žinios ar technologijos. Kai kurie taip pat sako, kad įrankių žymės kai kuriuose vietose primena šiuolaikinių mašinų paliktas žymės. Todėl atsirado drąsesnė teorija, kad visa tai galėjo būti sukūrusi prarasta senovės civilizacija, turėjusi pažangesnių mašinų nei mes manome. Tačiau dauguma mokslininkų šios teorijos nepripažįsta. Dauguma jų saugiau paaiškinti grotų atsiradimą kaip senovės darbininkų darbą, naudojant jų laikmečio žinomus įrankius. Tačiau net ir paprastesnis paaiškinimas palieka daug neatsakytų klausimų. 24 grota yra dar keistesnė. Ji turi 4 aukštus, tačiau 3 lygiai yra panirę po vandeniu. Tik aukščiausias lygis yra virš ežero paviršiaus. Norint ten patekti, reikia plaukti valtimi. Kiekviename lygyje yra 6 milžiniškos kolonos. Tai reiškia, kad iš viso yra 24 kolonos. Šios kolonos yra stačiakampės formos ir daug vienodesnės nei kitose grotose. Tik viena kolona tokia didelė, kad ją apkabinti reikia mažiausiai 4 žmonių susikibusių rankomis. Kolonų ir sijų išdėstymas taip pat atitinka kalvos nuolydį, todėl lubų aukštis skiriasi. Ir čia kyla dar daugiau klausimų. Kodėl grotos buvo kelių aukštų? Kodėl viduje yra dirbtiniai baseinai? Kur buvo išvežti visi pašalinti akmenys? Kaip jie juos pjovė? Kaip jie juos išnešė? Ir kodėl viduje beveik nėra ugnies pėdsakų? Tik viena kolona turi žymių nuodeglų dūmų. Kiti yra švarūs, lyg žmonės viduje nebūtų naudoję aliejinių lempų ar deglų. Jei tai buvo karjeras, kaip senoviniai darbininkai kasė tamsoje, o jei jie siekė akmens? Kodėl jie kasė būtent čia, kalno viduje?
Kodėl jie tiesiog neėmė smiltainio iš atviros karjero viršuje? Be to, smiltainio kokybė čia taip pat nėra labai aukšta. Jis taip pat netitinka akmenų, naudotų netoliese esančiose archeologinėse vietose. Todėl sunku pasakyti, kad tai buvo paprastas karjeras. Kai kurie žmonės sako, kad grotos buvo kapavietės. Tačiau nebuvo rasta jokių kapų, laidojimo objektų ar aiškių laidojimo reikmenų. O Kinijos kultūroje vanduo kapavietės viduje laikomas didelė problema. Buvo pasakyta, kad galbūt tai buvo sandėliavimo vieta. Tačiau dėl drėgmės ir šalčio viduje tai taip pat nėra tinkama vieta maistui, daiktams ar vertybėms laikyti. Kita teorija teigia, kad tai galėjo būti naudojama kariams. Yra istorinių įrašų, kuriuose sakoma, kad netoli šios vietos buvo susirinkę kariai. Bet jei tai buvo tik kariams, kodėl reikėjo skirti tiek daug laiko ir pastangų tokiai požeminiai struktūrai pastatyti? Kaip jie gamino maistą? Kur jie valgė? Kaip jie galėjo judėti vietoje, kurioje trūko šviesos ir sausų erdvių? Ir jei yra tik vienas įėjimas, ar nebūtų lengva juos įkalinti, jei kas nors užpultų? Todėl iki šiol Huašano urvai išlieka paslaptimi. Jo dydis, atliktų darbų kiekis, iškastų akmenų dingimas ir faktas, kad visa tai liko paslėpta iki 2000 metų, visą tai sunku ignoruoti. Kai kurie tiki, kad Huašano urvai kartu su Longjuje urvais, Jangshan karjeru, Balbeku, Petra ir kitomis senovinėmis vietomis gali būti prarastos civilizacijos turėjusios technologijas, kurių mes dar visiškai nesuprantame pėdsakai. Bet jei Kinijoje tikrai egzistavo tokia civilizacija, ar iš tiesų yra įrodymų? Pažiūrėkime į tai. 1996 metais archeologinis atradimas atvėrė galimybę, kad Kinijoje galėjo egzistuoti dar senesnė civilizacija nei ilgą laiką manėme. Ir čia įtraukame ketvirtąjį punktą – Dabaigongo vamzdžiai. Tai įrodymas, kad Kinijoje jau egzistavo sena civilizacija. 1996 metais netoli Baigongo kalno Kinijoje buvo atrasti keisti vamzdžiai. Jie buvo įvairių dydžių, nuo beveik tokio plonumo kaip dantų krapštukas iki kelių colių pločio. Kadangi jie buvo įsmigę tiesiai į uolas, iš karto kilo klausimas, ar tai natūralūs objektai ar žmogaus rankų darbas. Vamzdžiai atsidūrė dėmesio centre po pranešimų, kad jiems gali būti daugiau nei 5000 metų. Jei tai tiesa, jie būtų senesni nei žinomas geležies lydimo laikotarpis Kinijoje. Kai kurie tyrėjai taip pat aptiko surūdijusių kardadžių urvuose šioje vietovėje. Kai kurie iš jų atrodo yra sujungti su kalnu ir po žeme, todėl atsirado teorijų, kad jie galėjo būti senovinės vandens sistemos dalis. Paslaptis dar labiau pagilėjo, kai netoli Tosono ežero buvo rasta daugiau vamzdžių. Kai kurie jų buvo įkasti po ežeru, o kiti kyšojo virš vandens paviršiaus. Tačiau atlikus išsamesnę analizę paaiškėjo paprastesnis paaiškinimas. Remiantis Nali Šiaulino ir kitų tyrėjų tyrimais, tikėtina, kad tai iš tikrųjų nėra vamzdžiai, o suakmenėjusios šaknys arba senoviniai medžių šaknys, kurios per labai ilgą laiką buvo pakeistas mineralais. 2003 metais mokslininkai taip pat aptiko organinių junginių ir augimo žiedų, kurie palaiko šią teoriją. Tačiau paslaptis visiškai neišnyko. 2007 metais buvo pranešta, kad kai kurios vamzdžių dalys rodo neįprastą radioaktyvumą. Iki šiol dauguma mokslininkų mano, kad Baigong vamzdžiai yra tik natūralios formacijos. Tačiau kai kurios detalės apie jų kilmę vis dar išlieka paslaptimi. 5. Didžioji baltoji piramidė. Aplink sieną Kinijoje sakoma, kad yra šimtai senovinių piramidžių išsibarsčiusių plačiose lygumose. Daugelį metų vakarai beveik nieko apie jas nežinojo. Tai pasikeitė tik 1912 metais, kai keli amerikiečių keliautojai užfiksavo savo pastebėjimus apie Kinijos piramides. Tačiau pati kontroversiškiausia istorija prasidėjo 1945 metais. Skrisdamas iš Kinijos į Indiją, amerikiečių pilotas Jamesas Gaussmanas pranešė, kad pamatė milžinišką baltą piramidę, kurios aukštis, kaip manoma, siekia apie 300 metrų. Pasak jo, ant viršūnės buvo tarsi kristalinis objektas. Po 2 metų pasirodė dar viena ataskaita iš pulkininko Moriso Ano, kuri dar labiau užgarsino vadinamosios didžiosios baltosios piramidės legendą. Pasak kai kurių pasakojimų, ji gali būti 2 didesnė už didžiąją Gizos piramidę. Tačiau yra viena problema. Iki šiol dar nerasta piramidė, kuri tiksliai atitiktų tuos aprašymus. Yra tyrėjų, kurie mano, kad galbūt įvyko paprasčiausias supainiojimas ir tai, ką pamatė pilotai, buvo pirmojo Kinijos imperatoriaus Qin Shi Huango mauzoliejus. Tačiau ir šis paaiškinimas nėra visiškai tikslus. Tuo tarpu daugelis Kinijos piramidžių vis dar nėra iki galo atkasti.
Pasak Kinijos valdžios institucijų, jie nori palaukti pažangesnių technologijų, kad būtų išvengta galimo struktūrų turinio sugadinimo. Dėl to daugelis jų paslapčių vis dar lieka paslėptos. Yamata padarė įdomesnę atradus senovinę Šu karalystę, civilizaciją parodžiusią, kad apie senovės Kinijos istoriją dar daug ko nežinome. Dauguma piramidžių buvo pastatytos iš molio plytų ir per tūkstančius metų jas apaugo žolė bei medžiai. Iš tolo jos dažnai atrodo kaip paprasti kalneliai. 2000 metais kai kurie Kinijos pareigūnai teigia, kad vien aplink Sianą yra apie 4–10 piramidžių. Ir kaip ir daugelis kitų pasaulio piramidžių, daugelis jų yra kruopščiai orientuotos pagal pagrindinės pasaulio kryptis. Vienas svarbiausių atradimų šiame regione įvyko 1974 metais, kai du ūkininkai atsitiktinai atrado terakotinę armiją. Tūkstančiai kareivių statulų buvo rasta Kinšihuango kapavietėje, kas įrodo, kokie dideli ir įspūdingi buvo senoviniai Kinijos projektai. Iki šiol imperatoriaus kapavietė dar nėra visiškai atkasta. Dėl to daugelis archeologų mano, kad po Kinijos piramidėmis ir mauzoliejais vis dar slypi daug paslapčių. Ir galbūt tai, ką atradome šiandien, tai yra didesnės istorijos pradžia, kuri dar tik laukia, kol bus atskleista.